Tai sveiki visi. Ką, po praeito video sulaukiau nemažai draugų žinučių ir žiūriu visai susidomėjo čia tą idėją, kad noriu nuvežti tų kamuolių į Afriką padovanoti vaikam. Tai atlėkiau dabar beveik jau į Chinatowną ir eisiu pasižiūrėsiu, kiek čia galėtų kainuoti. Made in China. Bet įdomu, kiek čia gali kainuoti, nematau niekur kainų. 6,89. 6,89. Tai 7 eurų. Kamuoliukas. Beveik atspėjau kainą. O čia jų yra po kol kas nemažai. Tai gal paimt? Tai įsikroviau 10 kamuolių ir varau į kasą. Dar niekada neteko pirkti 10 kamuolių vienoje vietoje. Bet tik 10 ir buvo būtent šito modelio, tai būčiau gal daugiau dar paėmęs, nes toks visai padarus dar, sakyčiau. Tai sumokėjau šiam 8,90, dar čia 40 centų maišas kainavo. Tai kamuoliukai jau bagažiniai, noriu nulėkti dabar pasiimti Hiluxą, persirengti ir dar reikia nuvažiuoti į keletą parduotuvių. Nusipirkti aliuminio lakštą, užsidėti ant stogo bagažinės. Norėčiau šiandien prisimontuoti tą saulės batareiką ir norėčiau dar paieškoti medienos. Gal raščiau už kažkokią protingesnę truputį kainą, nes reikės pasidaryti tas daiktadėžes, nes pasižiūrėjau, kiek čia reikės daiktų dėtis, tai ten voliosis gale viskas, daužysis, bus kaip po centrifugo, žodžiu. Tai judam į priekį. Tai atlėkiau į parduotuvę labai juokingų pavadinimų. Jeigu išvertus pažodžiui į lietuvių kalbą, tai būtų bolsa maišas, aguos vandenis. Tai maišas vandenų. Ok. Žodžiu, neturi mažų lakštų. Tai yra tik tais 3 metrai ant 2. Tai kur aš ten tokį lakštą net neįkišiu čia niekur vienas dalykas ir man čia tiek nereikia. Man reikia metro ant 1,15 m. Tai nežinau, važiuoju kažkur kitur paieškosiu. Much later. Niekur nerandu tos aliuminės riflionkės. Tas ir minusas yra gyvenant saloj, kad su pasitinkimu čia yra problemas iš tikrųjų. Bet štat nusipirkau kastuvą. Nes tikrai kažkur išklimsim 100%. Fantastika, vienoje vietoje radau ir lentas už labai protingą kainą, 44 eurai už vieną lentą. Ir čia visiškai šalia radau tą dangą, žodžiu, viršuje uždėti. Tai turėtų atrodyti kažkas tokio. Čia į saulės batarkė, čia sentrekai, o toliau ten beveik 2,10 m, man atrodo, gaunasi stogo palapinė. Gaila, bet negavau tos riflionkės, kokios man reikėjo, metro ant 1,15 m. Tai pasiėmiau tokias atraižas. Kažkaip pabandysiu aš iš jų susidėlioti ir viskas. Bet nusipirkau geros medienos ir pabandysiu čia pasidaryti, kaip norėjau. Tai reikia dabar tiesiog gražiai atspjauti. Šitas tai identiškai buvo 1,15 m jau atpjautas. Tai dabar dar 2 atsiriešti. Ir ledas čia labai gerai, viskas gausis.
Tai va, susipjovė. Viskas čia labai gerai. Nuglotinau šiek tiek kraštus, kad nebūtų tokie aštrus, nes vis tiek čia lipsi, kažką darysi, tai prasipjausi ranką ir bus daug kraujo, kai visada. Tai dabar taip, reikia apsibrėžti šitus tvirtinimus ir čia truputėlį išskus su bulgarke, nes yra čia tokie kalniukai, čia kadangi yra nelygų, tai norėtųsi man, kad gražiai pasidėtų, būtų lygus paviršius. Tai lygiai tą patį anoj pusėj ir ką, bus galima gręžti, pritvirtinti panelę. Atsitiko. Kas čia dabar atsitiko? Ne. Eik tu savo, pažiūrėkit kokie grąžtai. Tiesiog fantastika. Oi. Negaliu padaryti, nes nėra grąžtų. Tai viskas neinasi taip, kaip aš norėčiau. Sudeginau 2 grąžtus 5 milų ir daugiau neturiu. Reikės važiuoti dasipirkti. Tai svarbiausia, kad čia įsigrėžiau, susiknėdėjau va. Ir dabar galėsiu užsidėti saulės batarkę. Šitus va prasilyginau šiek tiek. Ir žodžiu, viskas gerai. Tai šito net nedėsiu šiandien. Reikės įsimesti į bagažinę. O va čia va dar reikės suknėlį. Čia dabar ant 3 knėdžių jisai sėdės, bet man nemaišys po to vėliau tą dalyką padaryti. Nepavyks man prisitvirtinti to saulės batareikos šiandien, nes varžteliai yra per ilgi. Ir jeigu bandyčiau gręžti, pragręžčiau antrą senelę stogo bagažinės, ko visai daryti nenoriu. Norėčiau, kad būtų kažkaip va taip, va. Tai reikia nusipirkti trumpesnius varžtus rytoj. Reikia nusipirkti grąžtukus, tada pabaigsiu čia viską tvirtinti ir būsiu saulės batarkę baigti. Tai šiandien viskas. Pas mane tamsa, reikia tvarkytis garažą ir pratęsiu kitą dieną. Day 2. Ankstus rytas, sauliukas va, tik tai skyla ir tęsiu darbus toliau. Be kraujo neapsieita, kaip visada, bet saulės panelė vietoj. Tvirtai čia stovi, tikrai neturėtų nulėkti. Dabar reikia dar prasigręžti paskutinės skyles į tą nerūdijantį plieną. Ką padaryti yra žiauriai sunku. Tai sugalvojau, kaip galėčiau prisiveršti šitus centrekus. Tai gręžtų čia skylę, tenai skylę. Sudėsiu kilpas ir tiesiog su diržiuku išilgai susiveršiu šias. O čia įsigrėžiau dar 2 skylės, tam, kad galėčiau su dviračio spyna prisiveršti tiesiog, kad nepavogtų. Tai žodžiu, pradėjau darbą daryti to, kurio neturėčiau daryti. Šitie varžtai laiko šitus juodus reilus. Tai pastebėjau, kad kažkaip nelabai prisuktas vienas. Patikrinu vieną, kitą, trečią, kad jie vos prisukti. Tada vieną išsisuku, nes žiūriu, net ir tų šaibučių nėra padėta. Žiūriu, kad net nepatepta varžtų klijais. Tai kaip čia gali neatsiverš per visas vibracijas ir taip toliau važiuojant. O čia turės būti stogo palapinė ant viršaus. Tai dabar darau darbą, už ką jau sumokėjau. Ok. Tai su stogu baigta ir dabar reikia judėti čia su vidumi į priekį. Darysiu tas lentynas, kaip planavau seniau.
nes kadangi yra medžio dabar už gerą kainą, tai viskas čia gražiai susidėlios. O dabar valandėlė vaikam, kuri vadinsis Pasigamink pats. Einam pėstute mes. Kas čia dabar? Čia buvo džinglas vaikams valandėlį. Tu durnas? Taip. Ką, galėčiau visai neblogas stalius būt. Tiesiog tobula. Čia irgi. Tai ką, daiktadėžės padarytos. Galima krauti, šmutkės dėt. Tai dabar reikia sugalvoti aną pusę, kaip čia padaryti, nes reikia galiai dėti vandens rezervuarą, kuris man šiek tiek yra per platus, reikės ten kažkiek išpjauti. Ir noriu čia gale įdėti tą akumuliatorių saulės batarkėm ir čia visus invertorius taip toliau čia sudėti. Tai judam toliau. Prasivedžiau laidus nuo saulės panelės į apačią, link batarkės ir galvojau, kaip čia padaryti, kad nepraleistų vandens, nes teko gręžti stogą. Tai nupirkau apsauginę durų laidyno gumą. Buvau nuvažiavęs į šrotą, į autolaužyną, tai tiesiog tobulai jinai čia suėjo. Neįmanoma, kad čia vanduo kada patektų. Tai negaliu patikėti, bet pagaliau atrodo, kad baigta. Jeigu atvirai, tai nusibodo man čia pjaustyt, matuot, prisivariau pašinų pilnas rankas, žodžiu, bet rezultatas mane visai tenkina. Tai va, turim daiktadėžės, bus galima kažką įsidėti, 3, opa. Tai va, nusidažiau dar šitą, kad truputį estetiškiau atrodytų. Tada šitie bėgiukai išsikišę yra tam, kad dar reikia nupirkti man lentą ir bus galima ant viršaus užsidėti. Tai va, italiukas, kai miegos čia viduj, tai bus galima uždėti, bus didesnė lova. Bet šitus padariau išimamus. O taip, viskas išsiema, esant reikalui. Išsiardo, ant magneto sudėjau. Gal reikėtų dar vieną magnetą nupirkti, stipriau laikytų. Tai va, turim saulės batarkę, 120 amperų. Nupirkau dar saugiklį. Reikės nusipirkti dar pakaitinių šią keletą. Tada turim reguliatorių, prasivedžiau tą pravodkę visą, laidyną, bet dabar nieko nejungsiu, varau namo, nes kaip minėjau, dakniso žiauriai čia mane. Tai šiandien staliaus pasirodymą baigiu jau. Ką norėčiau dar paminėti, kad prie manęs jungiasi pirmas mano partneris, tai Kalantos servisas Kaune. Ačiū Hebryte, jum labai. Jeigu ir jūs norėtumėt prisijungti, jeigu norėtumėt užsiklijuoti lipduką ant Hiluxo, tai tikrai vietos dar yra. Parašykit man į Instagramą ar Facebooką, kažką sutarsim. O šiandien viskas.
spauskit laiką, pasidalinkit ir pasiekit mane YouTube'ai. Susitiksim kitam video. Ate.